Žiūrėkit, ką gavau. Išlaikėm. Palaikyk, Tadai, dėkui. O tu kur tu buvai, aš tau tiek skambinau. Aš? Mane lietuvių mokytoja pasigavo, aiškino, koks buvau geras per visus metus. Jei gal, blėt, primink, kad man prieš egzaminą dvejetai pisu. O tau šitą mamą dar klausė dėl plaukų kažką? Ne, manau, susitaikė. Bet sakė, geriau užsidėti kepurę, kaip fotkinsius. O tave gal ir mamytė aprengė? Na gal ir aprengė. Marškinukai tokie tėvo. Nu, gražus tai marškiniai. Ačiū, Tadai. Ką, važiuojam gert? Aišku. Važiuok čia tau. Ačiū. O kaip ir Tadas? Tadai pistatas. Tadas vemia. Tadai pistatas. Nes Tadas vemia. Alio, bet klausykit. Mums kažką. Šią vasarą labai gerai reikia. Jo. Ne taip kaip Tadas dabar. Tadas vemia. Ne, tiesą savo. Praeitą vasarą mes visi pradirbom ir nesusitikom ir nepadarėm gerų prisiminimų. Kur mano gepa? Ir tipo, nu, aš tipo noriu, kad paskutinė mūsų vasara būtų labai kupina džiaugsmo. Jo. O Tadas kur? Tadas vemia. Gal, žinai. O? Norėjai dar mažesnį važiuoti. Ne, man atrodo. Pakankamai. Labas rytas. Tai ką pusryčiam? Nieko ne. Tu nevažiuoji į pardę. Aš nevažiuosiu į pardę. Važiuosi? Nu tu varimsi ir važiuosi. Tadas važiuos. Matai, Tado stadija. Kam pomidoriuką? Pomidoriuką? Tuoj pabėgsiu pjausiu.
Sumuštinių seką darom. O nenori jų užtrauktos? Ne. Nenoriu. Kas tau nepatinka apie mano sumuštinį? Dėkui. Tai jie valgy. Tai valgyk. Tak, Tai valgyk. gerai, ačiū. Būtinybės, o dėl savęs. O vėlyje Kūnų kapinės. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimo. Aha. Šiaip pohui. Įsėdu aš į seną troleibusą, kėdė pakrašty. Žinau, kad ne viena jaučiu tą patį, įsisiurbia greit. Akys į vaizdus, rasoto lango tamsiais kambariais. Prisimenu visus ir vėl paleidžiu, kaip išlipti man laiku, kaip suprasti, ką vežu, atrasiu pakeliui. Užsimerkiu ir nystu tarp keleivių panašių. Skamba mūsų daina. Mažoj, 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 mažoj širdį. Aš negaliu patikėti, kad mes kitą savaitę nebegrįšim į šunį. Jo. Man pasirūks mūsų klasės. O jūs pamenat, kai 10 klasėje Jokūbas priklėjo tiesiog pilną popierinių lėkščių ant lubų ir mes visi tiesiog bandėm jas nuimti kuo greičiau, kai kol mokytoja atėjo. Arba kai Danielius atidarė kirpyklą bernų tūlikę. Ten tai toks prikolas buvo. Taip gerai kirpo. Bet jam tai pizda buvo. O atsimenu, kai aš apsišikau tam tūlikę ir mama neišleido man namų. O čia šitą būtinai įsitempti reikėjo, ne? Tai aišku. Nežinau, aš ką darysiu. Ir visą vasarą nenusprendžiau, kur dirbti. Tėvai sako, kad įrodžiau, kad aš esu debilas. Aš tai irgi neįsivaizduoju. Aš įstojau kelis tos unikus, bet aš realiai net nenoriu šiais metais uniką varyti. Tiesiog tėvai mane verčia. Bet aš čiūriu, susikrausiu daiktus, išvarysiu į kokią kitą šalį, padirbsiu kažkur. Paskui gal kažką galvosiu. Varyk. Aš tai į mediciną įstojau. Kada? Kaip? Praeitą savaitę gavau. Aišku. Aha. Rimtai. Jo. Stop. Be medicinos. Būtinas kaip. Jo. Nu nes, pažiūrėjus į mane ir aš atrodo, kad aš į mediciną stočiau. Nu, tipo. Молодец. Tai aš tiesiog, aš nežinau, ar čia mano kelias, aš tiesiog bandysiu gal kažką naujo. Aš tai armija. Realiai. Tu Jo, juokauji. Tu. Rimtai. jo, Į užsikačialinsiu. kačialką. Jo, jo. Sėkmė. Wow. Nu, pažiūrėkite mane, nu iškart tiksiu. Pritapsiu. Mhm.
Ne, aš taip nenoriu, kad vasara pasibaigtų. Dėja. Čia tokia paskutinė normali vasara prieš tokią. Prieš gyvenimą. Nu.